Morkaus Evangelijos pradžioje skaitome 700 metų senumo pranašystę, kad ateina asmuo vadinamas viešpačiu. Kitaip tariant, pasiruošk. Dievas ateina su tavimi susitikti. Pranašystėje dar kalbama apie pasiuntinį dykumoje, kuris praneš žmonėms apie ateinantį viešpatį. Pasiuntinys anot Morkaus 1 skyriaus buvo žmogus vardu Jonas Krikštytojas. Morkus pasakoja, pas jį traukė visa Judėjos šalis ir Jeruzalės gyventojai. Jie plūdo pas jį, nes jei Dievas iš tikrųjų ateina, reikia būti pasiruošusiu. Jie suprato nesą tokie, kokiais norėtųsi būti, jo labiau kokiais juos matyti norėtų Dievas. Todėl Jonas siūlo jiems vandens krikštą, kaip nuplovimo atleidimo ženklą. Kai žmogus panardinamas į vandenį, tai simbolizuoja seno gyvenimo mirtį. O kai jis išnyra iš vandens, tai simbolizuoja prikelimą naujam gyvenimui. Bet Jonas žinojo, kad atėjus viešpačiui, jis duos kur kas daugiau. Po manęs ateina galingesnis už mane. Aš nevertas nusilenkęs atrišti jo sandalų dirželio. Aš jūs krikštiju vandeniu, o jis krikštis jūs šventąja dvasia. Tai, ką Jonas čia sako, yra stulbinantis dalykas. Jis skelbia, kad Jėzus Kristus ne tik suteiks visišką atleidimą visiems, kurie juo pasitiki, bet ir pripildys juos šventąja dvasia, kuri iš esmės perkeis jų gyvenimus. Tiems, kurie suvokia nesą tokie, kokiais norėtų būti, juo labiau kokius juos matyti norėtų Dievas, ši naujiena yra pati nuostabiausia pasaulyje. Bet ar tai tiesa? Morkaus aprašyti įvykiai tikrai nėra įprasti. Ir jei Jėzus yra tik paprastas žmogus, visa, ką čia skaitome, yra neįtikima. Bet jeigu, kaip Morkus tvirtina, Jėzus yra kai kas daugiau, neturėtumėm stebėtis, kad pradeda dėtis neįtikėtini dalykai. Tai yra Morkaus gerosios naujienos mums pradžia. Dievas apsireiškia mums žmonijos istorijoje per Jėzų Kristų. Kai žvelgiame į Jėzų, visos spėlionės apie Dievą liaujasi. Geroji naujiena, pasak Morkaus, yra tokia. Jėzus iš tikrųjų yra Kristus, vienintelis Dievo išrinktas karalius. Ir tuo Morkus tik pradeda.